Labas, Juste. Labą dieną. Kodėl tu lankai krepšinį? Nes tai yra mano tikslas pasiekti kuo geresnius dalykus ir tiesiog man patinka. Nu tai gerai, dabar kadangi tu esi su kamuoliu, tai parodyk savo mėgstamiausią judesį. Nu gerai, ačiū. Ate. Labas, Goda. Labas, Radvilė. Gerai, tai kokia tavo yra mėgstamiausia žaidėja, krepšininkė? Nu net nežinau, kaip ir neturiu. Nu gerai, o kodėl tu lankai krepšinį? Ar tau jis patinka? Aišku, mano pats mėgstamiausias sportas yra krepšinis ir mano visa giminė kaip ir žaidžia krepšinį, tai ir aš norėčiau. Gerai. Nu dabar, kadangi jau esi su kamuoliu, tai parodyk vieną savo mėgstamiausią judesį. Per kojas, taip? Jo. Gerai. Ate. Labas, Juste. Labas. Taip, tai kokia tavo yra mėgstamiausia žaidėja krepšinį? Nežinau, tu. Aš? Nu, džiugu labai girdėti tai. Ir kodėl tu nusprendei lankyti krepšinį? Ar tau jis patinka? Taip, man jis patiko, lankiau gal nuo 5 metų, tada sustojau. Vėl pradėjau ir dabar vėl. Aišku. Nu gerai, kadangi jau esi su kamuoliu, tai parodyk savo mėgstamiausią judesiuką. Per kojas, taip? Ir Godai tai patiko. Jo. Gerai, ačiū, šaunuolė. Ir kodėl verta lankyti krepšinį, pasakyk? Nes tai yra smagu ir turi ką veikti. Tai tavo toks pasakymas, taip? Taip. Gerai, ačiū, šaunuolė. Mes daug kur važiuojam, mūsų komanda yra pati linksmiausia ir mes daug laimim. Aišku, daug ir tenka pralaimėti ir mūsų trenerė geriausia. Ir kodėl verta lankyti krepšinį? Todėl, nes aš ką tik jau pasakiau, ateik ir tu prisijung prie mūsų komandos.